Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Как же можно вдохновлять мужа? Kaip galiu įkvėpti savo vyrą, kaip ištaisyti jaunystės lengvabūdiškumą dabar, jei vyras neturi mokytojo, ką turėčiau daryti, kaip būti. Aha, taip. Čia kaip tik eina kalba apie tai, kad nėra šeimos tradicijos, kur mes užaugome šeimoje, kurioje nėra mūsų mama ir tėtis dvasiniai mokytojai. Todėl jums reikalingas dvasinis mokytojas ir dvasinis tobulėjimas individualiai. Todėl neverskite to daryti savo vyro. Tiesiog tobulėkite individualiai. Po truputį viskas kažkaip grįž į įprastas vėžes. Nebus be sunkumų, bet po truputį tai galima padaryti. Viena šeima, ten moteris, ten pas jos daug vaikų, didelė šeima, gera šeima. Ir jie vis dar kartu, nors ir yra seni žmonės. Ji pirko knygas. Propados knygas, Šrimad Bhagavata, visą komplektą, visas žinote. O jis pensionato direktorius, didelis žmogus, geras vadovas. Ji jam skaito knygą, pamokslauja, kad tapsi kiaule, jeigu valgysi viską, kad reikia būti vegetaru. Ir taip toliau. Jis, aišku, juokauja su ja, kadangi ji visada buvo paklusni. Ji jam kažką pasakoja iš tų knygų. Ir jis pagalvojo, o Dieve mano, ji jau daugiau žino nei aš. Man jau sunku darosi su ja kalbėtis. Pas ją visada yra argumentai, juos sunku paneigti. Jis tada slapta perkasi visą tą knygų komplektą, darbe, namo nesineša, kad žmona nematytų. Ir pas save kabinete ten ir skaito. Ir paskiau pareina namo ir jis jai pasakoja tiesiai iš knygų, kaip žmona turi klausyti vyro, kaip viskas turi būti inicijuota. O jis stebisi, koks jis išmintingas. Jis juk neskaitė tų knygų, o apskritai viską žino. Vat pas juos tokie žaidimai buvo. Išlaisvinate protą, išvalote protą, atnaujinate save. Turite suprasti, kad jūs tęsiate gyvenimą, turite gyventi pilnavertiškai, kad ir kas be atsitiktų. Mes neturime jokių garantijų, kad nebus skyrybų, ar priešlaikinės mirties, ar kokios ligos. Mes aplamai tai net visiškai nežinome, kas bus rytoj su mumis. Yra likimas, likimo įstatymai. Turite būti pasiruošę įveikti bet kokius sunkumus. Tai dvasinė praktika, ji apsaugo mus būtent nuo to, ko ką tik prašėte. Įimkite mantrą ir pradėkite ją kartoti. Reguliariai. Aš tai darau su visa šeima. Mes tai darome visą gyvenimą. Toliau. Vyras po 9 metų pasakė, kad nori skirtis ir išvyko į kelionę. Jau praėjo porą mėnesių. Jaučiu, kad myliu jį ir į nieką nežiūrint noriu duoti mūsų santykiams naują gyvenimą. Per tą laiką daug ką pamačiau savyje. Aš taip pat noriu išgyti ir kažką savyje pakeisti. Dabar galvoju, ar turėčiau vėl žengti žingsnį jo link, ar šį kartą tiesiog suteikti jam laisvės. Jei jis pats nori pataisyti šiuos santykius, jis gali atsakyti tuo pačiu, arba priimti ir paleisti, kaip būti drauge, bet tuo pačiu išlaikyti moterišką orumą ir sugrąžinti susidomėjimą savimi, kaip moteriai.
O šaunuolė, kas uždavė šį klausimą, čia labai geras klausimas, labai svarbi tema. Vyro tokia prigimtis, vyras niekada nebus laimingas, tik šeima ir žmona. Jam dar reikalinga aktyvi veikla, siekti tikslų, didelių tikslų. Jei moteris ar žmona jį trauks prie savęs iš egoizmo, kad būtent tik jai skirtų dėmesį, kad tik dėl jos gyventų, tik dėl šeimos gyventų, tokia situacija atsitiks su kiekvienu žmogumi. Jis tiesiog norės išvykti ir pamatyti pasaulį. Todėl, kad jo prigimtis plačioji veikla, visas pasaulis. Šeima, namai – tai moters veiklos sritis. Ji ten yra šeimininkė. O vyras, jam turi būti visas pasaulis. Tai reiškia, kad jis turi daugiau stengtis dėl pasaulio, nei dėl šeimos. Ir žmona turi palaikyti jį. Tada tokios žmonos jis nepaliks. O jeigu ji pastoviai nori, kad jai dėmesį skirtų, dėl jos gyventų, tada jis anksčiau ar vėliau susilpnės, nusivils. Todėl reikia suprasti, kad vyras skirtas aukštiems tikslams, ne tik dėl šeimyninio gyvenimo. Štai tokios aukos reikalaujama iš moters. Yra istorija apie vieną žmogų, pas jos vaikai ir visa kita, kuris pasakė žmonai: žmonelą, žinai, aš jaučiuosi nelabai laimingas, nors visus jūs ir myliu. Aš noriu pamatyti pasaulį. Aš gal eisiu. Eisiu ieškoti kažko, nežinau ko, bet man reikia rasti gyvenimo prasmę ir taip toliau. Ta moteris buvo išmintinga ir pasakė: taip, eik, bet nepamiršk mūsų. Aš lauksiu tavęs. Kaip tau reikia, taip ir eik. Aš pasitikiu tavimi, bet aš visada tavęs lauksiu. Štai kaip ji tai surišo širdyje. Vat tokia ištikima žmona. Ir jis išėjo. Metus keliavo. Jau 2 metus keliauja. Ir dar daugiau. Ir vieną dieną jis atsidūrė stepėje. Naktis jį užklupo ir jis atsigulė ant žemės ir užmigo. Miegodamas jis apsisuko, jo kojos buvo nukreiptos į priešingą pusę ir kada jis prabudo, prarado kryptį ir nuėjo priešingą kryptimi. Ir po kurio kelionės laiko jis pamato stebuklą. Kaimą, labai panašų į mano gimtąjį kaimą. Jis buvo tiesiog šokiruotas. Dieve mano, ten stovi namas, lyg pats būčiau jį statęs. Kaip tai apskritai įmanoma? Dar tokio stebuklo nebuvau niekada matęs. Kaip man patinka ši vieta. Prieina prie namo, o ten moteriškė labai panaši į jo žmoną ir vaikai tokie pat kaip jo. Ir jis ten pasiliko, liko gyventi. Ir visą gyvenimą ilgėjosi anos žmonos ir savo vaikų. Būtent tokia yra vyro prigimtis. Ji atskleidžiama šioje istorijoje. Jam reikia eiti nežinau kur, rasti to nežinau ko. Iš tiesų, tai yra dieviškoji prigimtis, vyro prigimtis. Jis nori siekti aukštumų. Ir žmona turi tai suprasti, o nelaikyti prie savęs. Būtent moters egoizmas sukelia tokią reakciją. Ir galutinėme rezultate jį lieka be nieko. Taip pat ir mamai, vaikai jai nepriklauso. Jie paskiau išeina į pasaulį ir ji turi visą tai paaukoti. Tame yra moteriškas šventumas. Todėl negalima gyventi nei vyrui, nei moteriai dėl savęs. Vien tik šeima.
Šeima yra tik vienas iš 4 dvasinio gyvenimo būdų. Pirmas gyvenimo būdas – mokinamės. Antrasis – šeima. Trečiasis – pasitraukimas iš šeimos, atsiskyrėlis, išmintis. Ir paskutinis – tai visiškas atsisakymas. Jau reikia ruoštis pas Dievą. Taip, kad egzistuoja 4 gyvenimo būdai, o ne vien tik šeima. Mūsų kelias turi baigtis pas Dievą. Bus dar klausimų? Aš, vyras, vaikai, Anyta gyvename viename name. Ar tai normalu? Ar tai vyro silpnybė, kad jis negalėjo atsiskirti nuo mamos? Aš norėjau gyventi atskirai, bet supratau, kad visai komfortiška gyventi su ja. Į mūsų reikalus ji nesikiša, vaikus visada prižiūri. Taigi čia ideali situacija, o jūs dar skundžiatės. Kas su jumis darosi? Pas jūs viskas gerai. Aplamai, kada žmogus ženijasi, jis jauną žmoną pasiima pas save į namus ir jie gyvena visi kartu. Šeima niekada neturi išsibarstyti. Ir kodėl jūs galvojate, kad jis turi atsiskirti nuo mamos? Iš kur jūs tai paėmėte? Aplamai. Vyras niekada neturi būti atskirtas nuo mamos. Jis mamai daugiau skolingas nei žmonai aplamai. Jo pagrindinė svarbiausia pareiga – tai jo mama. Jūs teisingai suprantate. Plius dar gera Anyta jūsų. Čia nėra jokių problemų. Gyvenate taikiai, ji nesikiša, ji gerbia, tikri šaunuoliai. Neprisigalvokite problemų, prašau. Mes su vyru 16 metų kartu. Daug visko praėjome, daug bendrų projektų, 2 vaikai. Mes skraidėme kartu. Viskas buvo nesavanaudiška, kaip man atrodė. Abu nesiginčijome. Po sunkaus periodo darbo praradimas, persikraustimas, remontas, gyvenimas kitame mieste. Mūsų santykiai skyrėsi į SVO ir jis pradėjo tironiją, įžeidinėjo, žemino, prie draugų apsvaigęs nuo alkoholio, visiškai nuvertino, ką aš dariau nuo verslo iki namų tvarkos. Bloga žmona, mama. Galiausiai aš įsimylėjau kitą vyrą ir apgaudinėjau. Ir vos nepalikau jo. Paskiau vyras viską sužinojo ir atleido. Atrodo, kad jis pats dėl to jaučiasi kaltas. Pusę metų bandome kurti naujus santykius, rūpinamės, stengiamės. Išorėje viskas tapo idealu, bet viduje gyvena nuoskaudomis ir tironija laikas nuo laiko pasireiškia sprogimu. Kaip susitvarkyti su nusiskundimais ir ar išvis verta? Ar vis dėlto reikia pripažinti, kad santykiai išėjo į pabaigą ir skirtis? Ir kaip humaniškai išsiskirti? Tai paskutinis klausimas. Skyrybų nėra, yra perėjimas į kitą gyvenimo būdą. Panašu, kad jūsų problema buvo tame, kad jūs labai daug ginčijotės su vyru. Būtent dėl tos priežasties. Savo nuomonę. Atsimenate, minėjau jums pagyvenusios moters pavyzdį. Aš sakydavau savo vyrui nuomonę. Bet jei jis reikalaudavo, aš nusileisdavau. Panašu, kad jūs nenusileisdavote jam ir iš ten pyktis. Nuvertinimas kilo ir jūsų nepasitenkinimas. Tai reiškia, jūs abu kalti.
Kaip sakoma, du batai sudaro porą, bet jūs vis tiek šaunuoliai, kad įveikėte šį sunkumą, jūs vėl kartu. Jis atleido, jis teisingai padarė, nes tai taip pat jo klaida. Kaip gyventi toliau? Jis jaučiasi įžeistas ir jūs įžeista likote. Dabar jūs jau nebegalėsite gyventi kaip anksčiau. Jums atėjo laikas pereiti į kitą etapą, į kitą gyvenimo būdą, atsiskyrėlio gyvenimo būdą, išmintyje. Tai reiškia gyventi ne dėl santuokos, o dėl savo dvasinio tobulėjimo. Jūs turite vienas kitam atleisti visas klaidas ir pradėti dvasiškai tobulėti kartu. Tai bus naujasis jūsų gyvenimas. Todėl prie seno net negrįžkite, nebeįmanoma. Yra 3 pakopų raketos pavyzdys. Kažkada mokinausi tuos kosminius mokslus, kaip veikia raketos varikliai. 3 pakopos. Apatinė pakopa pati galingiausia. Kad atsiplėšti nuo Žemės reikia daugiausia energijos. Taip, kad atsistoti šeimai ant kojų reikia daug pastangų. Reikia būti jaunam, išsimokslinusiam, daug dirbti, kentėti, ištverti. Ta pakopa išdegs ir ji nukris. Ji nukrenta ir užsidega antra pakopa, kur jūs jau turite bazę, patirtį. Jums jau nebereikia taip sunkiai vargti, pas jūs jau yra užmegzti veiklos ryšiai su šiuo pasauliu, pas jūs jau kažkoks šeimos kapitalas. Jūs jau domitės aukštesniais dalykais. Jūs jau randatės kitame aukštyje. Suprantate? Atsiplėšėte nuo žemiškų įprastų poreikių. Ir ta pakopa sudegs. Ir bus atmesta. Ir tik tais 3 pakopa, beorė erdvė. Ten jau energijos beveik nereikia, nes atradai visą savo potencialą, patirtį, žinojimą. Ir tai yra grinai dvasinis gyvenimas. Jums jau nebereikia seksualinių santykių, jūs gyvenate kaip 2 sielos dvasiniam tikslui. Vaikai žiūri į jūs ir stebisi. Kaip nuostabu. Tikiuosi, buvo suprantamas pavyzdys. Baigėsi mūsų visi klausimai šiandieną. Taip, baigėsi dalyvių klausimai. Nuoširdžiai dėkojame Aleksandrui Genadievičiau už pravestą eterį, už dėmesį kiekvienam mūsų klausimui. Jūsų gilūs atsakymai, vertingi patarimai šiandieną padėjo išsiaiškinti nepaprastose situacijose. Labai vertiname jūsų dalyvavimą, palaikymą, dėmesį mūsų klausimams. Visiems ačiū, laimingi būkite, nenusiminkite, visas gyvenimas dar priešakyje. Mes amžinos sielos, mes neturime pabaigos, neturime kraštų. Mes jau daug kartų skyrėmės praeityje ir vėl suėjome, ir mirėme, ir sirgome, kur tik mes nepalaidoti. Prisiminkime visą tai, pradėkime normalų gyvenimą. Viso gero. Ačiū. Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями.